Time is going by so much faster than I'm starting to regret and I've spent it all of it with you. Now I'm wondering why I've kept this ball inside. Martyno Pocius prasileidęs visiškai laisvas taiklos metimas iš 3 taškų paskutinėje. Pirmyn už Lietuvą lieka ketvirtas kėlinys. Mantas Kalnietis greitai, labai greitai pranerė pro stovintį. Tarsi treniruosi stulpą. Puikaus perdavimas Robertui Javtokui. Mantas Kalnietis padeda kamuolį. Kaip ant lėktuvės. Jonas Mačiulis perima kamuolį. Ir įtraukė iš viršaus, nepalikdamas jokių šansų Rudi Fernandesui. O taip reikia žaisti. Lietuvos rinktinė, tačiau atkovotas kamuolys ir Renaldas Seibutis smeigia tritaškį. 2 taškai ir pražanga. Kleiza pabėga iš viršaus, taip prašom. 4 perima kamuolį Lietuvos komanda. Jonas Mačiulis iš viršaus ir Lietuvos komanda. Ir štai taip, pagaliau pavyksta. Manto Kalniečio 2 taškis su pražanga. 2 taškai yra įskaitami ir peržiūrėta pražanga. Renaldas Seibutis kaip priešai dabar sužaidė ir viską padarė eigoje. Potis labai gražiai apgauna savo varžovą, perdavimas Minui Kleizai, 2 taškai ir pražanga. Mantas Kalnietis, bando sakyti Kleiza, jos vaidinantis judesys į vieną pusę. Jankūnas labai gražiai. Dar vienas taiklus jo 2 taškis, šiek tiek tik 2 taškis. Linas Kleiza renka taškus, tačiau jų jau surinko 3 taškus. Pasisidėlė po varžovų krepšiu. Raudonis, Linas Kleiza, 71-60. Nepaisant naujo visas jėgas šiandien atidavė lietuviai. Šiose bronzinėse rungtynėse olimpiniai čempionai argentiniečiai buvo stipresni, tą dabar pripažįsta ir mūsiškiai. Įspūdis yra Paulius Jankūnas, toks dėjimas iš viršaus. Skudonas pataiko, Martynas Pocius. Šiandien nardo pro savo varžovus, tiesiog maudydamas į jos lygioje vietoje. Simas Jasaitis 3 taškai ir Lietuvos komanda turi 30 taškų persvarą. Tai reiškia, jog Lietuvos komanda tarp 4 stipriausių. Japonas rauna kamuolį iš viršaus. Martynas Pocius pataiko irgi savo pirmąjį metimą. Paulius Jankūnas jau tapo rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininku. 8 taškai, jo sąskaitoje dar vienas. Mantas Kalnietis iš viršaus. Navica Veličkovičius prasižengia. Fantastiškas Lietuvos komandos spurtas antro kėlinio pabaigoje. Tai yra viskas Lietuvos komanda. Lietuvos komanda laimi šias istorinės rungtynes ir ji yra bronzos medalių laimėtoja šiame pasaulio krepšinio čempionate. Triumfas, kurį jūs stebėkite ir prisiminkite dėl to, kad tai būna toli gražu ne kiekvieną dieną ir to mes sulaukime šį rugsėjo 13-osios vakarą.